Ne bakıyorsun ya? Ko taip žiūri, liaukės. Ne kıymetli Koks tu mallarmış gobšus. arkadaş. Aman ya Nazlı bırak. Takar. Nazilė, geriau nerizikuok. Jei netyčia subraižysi, paskui teks aiškintis dėdė Feritui. Aç kızım sen. Geriau įsijung muziką telefone. Seviyorum, sevmiyorum. Kaç yaprak var bilmiyorum. Ben seni kopardım, attım. Kendimi toparlıyorum. Var mı şimdi başka biri? Onu bana benzettin mi? Ne yaparsan o ben olmaz. Parçaları sana uymaz. Kendimi bunun için mi yoracağım ben? Kalbimi bunun için mi kıracağım ben? Kendimi bunun için mi yoracağım ben? Kalbimi bunun için mi kıracağım Yok ki senin bir yedeğin, kötü kedi şerafetin. Söyle nasıl kıydın bana, hem canındım hem ciğerim. Kendimi bulamıyorum, geri alamıyorum. Ben her gece rüyalarda hep sana hak veriyorum. Kendimi bunun Efendim Engin, ne oldu? Klausau, Anginai, kas nutiko? Şimdi geldim eve. Ką tik Engin. įėjau į namus ir esu labai Çok yoruldım, pavargęs. seni eğlendiler. Gerai, pasilinksminkite. Ay aferin Nazlı. Bak. Pamiršau įdėti stiklinę į indaplovę.
Sen kimsin? Kas tu ir ką čia veiki? Ne işin var burada? Asıl Kas sen tu? kimsin? Bak. Eğer hemen Jei tuoj gidersen pat išeisi, kimseye sır niekam yok, nesakysiu, kad tave mačiau. Eğer Jei grįž ponas Feritas ir pamatys, kad slaptai įsibrovė į jo namus ir prausaisi duše nužudys. öldürürsen Neždinkis. uzatmaz. Hadi git. Ferit Bey. Ponas Feritas tai aš. Ir čia mano namai. Sen. Tu, Ferit Bey. jūs ponas Feritas? Sen şu et... O ar tu ne ta pati padavėja, kurią sutikau renginyje? Karesgi. Siz... Taip, prisiminiau. Evet. Ferit Bey. Kaip tik ketinau išeiti, bet užtrukau. Geç kaldım. Dalmışım. İyi de evin... Ką veiki mano namuose? Aşçı Aš jūsų vyrėja, Nazlı. Nazli, Nazmiye Hanım'a... Kas nutiko poniai Nazmijai? mirė. Nazmiye. Nazimėje buvo mano senelės vardas. Jei mirus, jį davė man. Oficialiuose dokumentuose mano vardas Nazmija. Nazmiye diyor. Taip mane vadina ir ponia Igvalė, bet jūs suvadinkite Nazli, bus lengviau. Kolay hem. O yemekleri sen... Tai tu gamini maistą. Taip, Notları da... Ir rašai raštelius? Evet. taip. Ama onlar... Jie tik instruktažas. Ferit Bey çok... Pone Feritai, labai atsiprašau. Benim çoktan Seniai çıkmış turėjau olmam išeiti. gerekiyor. Ponia Igvalė nuolat perspėja, kad išeičiau iš namų, kol jūs negrįžote. Būčiau išeisi, bet mano telefono laikrodis nuolat genda ir gamindama maistą bei tvarkydamasi užsimiršau. Sıfırlıyor. Bugün de sıfırlamış herhalde. Ben de yemek, temizlik kontrol etmeyi unutmuşum. Temizlik. Tvarkydamasi. Da ben yapayım. Ir namus tvarkau aš. Ferit Bey ben... Feritai, suprantu, kad šis susitikimas buvo labai nemalonus ir dėl visko kalta aš. Pakalbėsiu su ponia Igvalė ir jei reikės, dirbsiu tol, kol ji ras naują vyrėją. İşin uzarsa Užteks jai praneš jai, kai tavo darbas užsitęs. Norėčiau grįždamas namo žinoti, kad juose kažkas yra. Ayrıca... Ir daugiau nedėk razinų į vynogių lapų vyniotinius. Aš nemėgstu. Tamam. Gerai. Ne arıyorsun burada? Ką čia veiki, Alija? Geçiyordum o. Ėjau pro šalį ir užsukau. Neden aramadın? Kodėl neskambini? Sen bir daha... Sakei, kad daugiau nenori manęs matyti. Milyonlarca kez. Milijoną kartų vienas kitam sakėme tokius dalykus. Taiga ėmėjai reaguoti rimtai? Bırak şunu da sen. Gana jau užtektinai išgėri. Sen bu iş... Susirinkai daiktus ir šaukdama, kad viskas baigta, atidavėjai mano buto raktus Tarikui. Etmemiş miydin? Ettim Tiesa, ama kendime... bet pasidariau jų kopiją. Aşkımız Mūsų meilė kopija. nasıl? Güzel. Puikūs daino žodžiai, kur nors užsirašyk. Yaz bir yere. Beni evin... Būsiu priverstas pakeisti namų spyną. Evin kilidi Gali pakeisti namų spyną, ama kalbim bet mano širdies ne. istemez. Anahtar paspasın altında. Ve paspas Raktas po kilimėliu. karşısında.
Mudu vienas kitam tapome kilimėliu. Ar gražūs dainos žodžiai? Įsivaizduoji, jis paėmė ledo skaldiklį ir ketino trinti juo man per galvą. Jei būtų trenkęs, mano smegenys būtų ištiškusios. Apsaugok Dieve. Nors galiu jį suprasti. Manau, kad išsigando, nes atrodė labai susinervinęs. Koks mažas pasaulis. Vadinasi, tai tas vyras, kuris už tavo apyrankį sumokėjo 100 lirų. Jei būčiau žinojusi, būčiau paprašęs daugiau, gal išprotėjai. Jei būčiau žinojusi, kad jis nebūčiau ėmusi nė cento. Per tave užsitraukim siaubingą gėdą. Kalbu su tavim. Kur išėjai? Jei nepažiūrėsiu, sproksiu iš smalsumo. Kuo jis vardu? Neydi bunun ismi? Ferit. Feritas, kokia pavardė? Neydi ya? Pamiršau. Dur. Palauk. Yok. Ne, nepamenu. Renginys vadinasi Pasitinkant vasarą. Išsiaiškinsiu, kas įrengė. Pusulos koncernas. Feritas Aslanas ir Demiras Kaja. Apie Feritą Aslaną asmeninės informacijos labai nedaug. Gal jam nepatinka viešuma? Jis vienas turtingiausių ir trokštamiausių šalies jaunikių? Įdomu, kodėl? Turbūt todėl, kad labai patrauklus. Vadinasi, sutinki, kad jis patrauklus. Fatoše, kodėl jums negalima nieko pasakyti? Tegul džiaugiasi jo mergina, koks mums skirtumas. Čia rašo, kad jis neturi merginos. Nieko nelaukdama pasinaudok progą, nejaugi visko turiu tave mokyti. Tik pažiūrėk į jo nuotraukas. Jis žudo žvilgsniu. Adam resmen ateş ediyor be. Štai ir aš. Pastebėjau, sveikas. Merhaba. Labadiena. Zeynep Hanım. Pone Zeineb ir ponas Demiras šį vakar dalyvaus vestuvėse, tad Bulutas nusprendė praleisti vakarą su dėde. Ben aslında Noriu kai ko paprašyti. Gal galėtumėte pabūti su Bulutu tol, kol grįš ponas Feritas? Žinoma, jei nesate užsiėmusi. İşiniz yoksa tabii, işiniz varsa. Jei turite reikalų, pabūsiu aš. Gerai, pabūsiu. Nesijaudinkite. Puiku, iki pasimatymo. Iki? Nagi, Bulutai, pažaiskim. Žaidžiu planšetę. Planšetė nesiskaito. Kalbu apie tikrą žaidimą, nagi. Hadi. Pats prisiprašai, Bulutai. Tuoj aš tau parodysiu. Gana pasiduotų. Keşke senin tabletin... Reikėjo leisti tau žaisti planšetę. Tu ne vaikas, o siaubūnas. Dėdė mane vadina mielu monstriuku. Nemanau, kad pamatę šią svetainę, jis taip tave pavadins. Sugalvokim kitą žaidimą. Bet pirmą viską sutvarkykim. Önce buraları toparlayalım. Pastatykim sode namą. Namą. Palapinę. Tamam. Gerai. Bet pirmą viską sutvarkykime. Bir de... Tai bus dar viena mūsų paslaptis. Sutarėm? Sutarėm. Duok 5. Nagi, prie darbo. Alo. Tanju. Alio, Tanžu, kaip sekasi? Nasıl gidiyor işler? Süper. Džiaugiuosi. Şey soracağım. Ar vis dar sen- ieškai dainininko savo kaviniai? Canlı müzik çalacak birilerini arıyor musun? Sen... Noriu kai ko paprašyti. Tiksliau patarti. Tavsiye. Bizim Aliye var. Mano draugė Alija turi puikų balsą. Güzel.
Bir hafta falan sen... Galėtų savaitę padirbėti tavo bare. Jei tau patiks, toliau dirbsite kartu. Feritai, palauk. Feritai, Klausau. mudu su Demiru vakare važiuosime į vestuvės. Pameni, sakiau? Dėl Dievo nepainiokit manęs. Žinau, kad nenori važiuoti, todėl nekviečiu. Bulutas labai tavęs pasilgo ir norėjo pabūti su tavim. Žinau, mudu kalbėjomės ir aš jo pasilgau. Puiku, tuomet praleiskite vakarą kartu ir paskui Terikas parveš jį namo. Beje, penktadienį iš Tokijo atskrenda ponas Nakatanis. Žinau, tikiuosi pasikviesi mūsų partnerį į namus. Žinoma, pasikviesiu. Gerti kavą mano sode jau tapo mūsų ritualu. Žinoma, kurgi ne. Oho, pastatėm puikų namą. Ir aš nesitikėjau, kad tai pavyks. Žaiskim indienus. Aš būsiu indienas, tu kaubojus su skrybelė, kuris mėgina mane sugauti. Bir tane kovboy olup beni yakalamaya çalışacaksın. Bulutçum. Nemoku žaisti kaubojų, bet galime kartu iškepti japoniškų sausainių. Kurabiye yapabiliriz. Hem de Japon kurabiyesi. Japon kurabiye Japoniškų sausainių kepkim, yapalım. bet paskui vėl žaisim. Oynuyoruz, tamam mı? Vik, vik, vik. Gel bakalım. Ateik, gražuoliai, dėdė. Kaip gyvena mano patrauklusis sūnėnas? Yanımda Gerai, dėdė. Su Nazlim labai linksmai praleidom dieną. çok eğlendik. Öyle mi? Tikrai. Parodyk rankas. Jos labai purvinos. Nagi, bėk ir nusiplauk. Tamam. Gerai. Nazmiye Hanım. Panelė Nazmija, kodėl namuose tokia netvarka? Mudu su Bulutu šiek tiek pasiautėme, bet tuoj pat viską sutvarkysiu. Jis vaikas, tad gali siausti, bet jūsų pareiga palaikyti šių namų tvarką. Jums nesakė, kad grįžęs namo noriu rasti juos tvarkingus. Sakė. Atrodo, nesupratote? Anladım Ferit Bey. Supratau, ponia Feritai. Kusura bakmayın. Atleiskite. Nazlı. Nazli, Sen üzülme. nusiminiai. Azıcık. Šiek tiek. Dayım bazen sinirli Mano dėdė kartais būna nervingas, bet šiaip labai geras žmogus. biliyor musun? İstersen Jei nori, galiu tave išmokyti jį prajuokinti. Canım. Mielasis. Bulutcuğum sana bahçede bir... Sode turiu tau staigmeną. Staigmeną kokią? Bėk, tu ateisiu. Nazmiye Hanım. Panelė Nazmija, Bulut bu gece... Bulutas šį vakarą mūsų svečias. Ar galite likti vakarienės? Lütfen. Prašau. Olur. Kalın. Gerai, liksiu. Merak etme. Nesijaudinkite, bus sumokėta už viršvalandžius. Nereikia, ponia Feritai. Sen buldun. Dėkok Bulutui, nervų kamuolį. Tamam o zaman ben gelirim. Gerai, šiandien atvažiuosiu ir pasikalbėsim. Gerai, iki pasimatymo. Olur. Tamam görüşmek üzere. Na ir? Hemen çalma. Jie nori, kad iškart pradėčiau dainuoti. Važiuoju pasikalbėti. Ne güzel işte. Puiku, gavai naują galimybę. Fırsat. Gerçekten Jis iš tiesų pats tau paskambino. Taip, juk sakiau, kad jis jau seniai klausė, ar pažįstu gerą dainininkę. Teşekkür ederim. Ačiū. Aliye ben... Nieko nepadariau. Sen kendi Pati pritraukė į sėkmę. Aramızdan... Kad ir kas tarp mūsų įvyktų, visada tave remsiu. Bana en çok seni Visada manimi tikėjai. Neapvilsiu tavęs. çıkarmayacağım. Eski haline. Senosios Alijos nebėra.
Yan yanayız. Hazır mısın? Pradedam. Pasiruošęs? Taip, spausk. Çok rüzgar. Labai vėjuota. Bulut hep önüme Kodėl nuolat užkirtinėjai kelią? Visada gudrauji. Ir vėl darai tą patį. Bet labai greitai plauki. Pasikeiskime. dümdüz gidiyoruz. Plauk tiesiai ir tiek. Galima apsikeisti. Gerai, šiek tiek patrauksiu atgal. Suteikiu pirmenybę. Ama ben Aš dar mažas. Palauk manęs. Allah Allah. Dieve mano, kodėl vėl atsitrenkiai į mano valtį? Sürekli. Netiesa, pats atsitrenkiai. ne yapıyorsun? Çok güzel kokuyor. Labai skaniai kvepia, tiesa. Taip ir puikiai atrodo. Salata da hazır. Štai ir salotos. Nazmiye Hanım. Panelė Nazmija, o kas čia? Bu ne? Çökelek salata. Varškė sūrių salotos. Dolapta biraz çökelek. Šaldytuve buvo likę šiek tiek sūrio, todėl įdėjau į salotas. Buvau įrašęs gražgarščių salotas. Juk jūs perspėjau, kad nemėgstu, kai keičiamas valgiaraštis. Ben seversin. Pamaniau, kad jums patiks. Sebep? Kodėl? Çünkü Nes Ben istedim. Aš paprašiau. Çünkü ben istedim. Sen iste. Paprašai varškės sūrio salotų. Nazlı. Taip, ir Nazli sutiko padaryti. Madem sen Na, jei tu prašai, viskas gerai. o zaman tuomet skanaus. afiyet olsun. Sen bizimle otur. Nevakarieniausi su mumis? Hayır Bulut. Ne, melasis. Sutvarkysiu virtuvę ir eisiu namo. Prašau, pasilik. Siz de Prašau, pavakarieniaukit su mumis. Tamam. Gerai. Alıp geliyorum. Tuomet atsinešiu lėkštę ir įrankius. Klausyk. Nemanyk, kad pavyko mane apgauti. Tikriausiai net nežinai, kas yra varškės sūris. Netiesa, žinau, esu jau didelis ir viską valgau. Hem dayıcım ben artık büyüdüm. Her şeyi yiyebilirim. çökelim. Neabejoju, kad apie varškės sūrio salotas išgirdai pirmą kartą gyvenime. Nepavyks manęs apgauti. Dar ir kaip pavyks. Matai, patikėjai. Ablam teşekkür. Sesuo dar negrįžo? Oho. Nežinai svarbiausių naujienų? Yok tabii. Neerzink, pasakok. Ablam. Tavo sesuo šį vakarą dirba viršvalandžius pono Ferito namuose. Fazla mesaiye kaldı. Ne fazla Ką jį veikia? Ir kodėl tokius dalykus sužinau paskutinę? sona verim oluyor acaba? Ay vallahi bilemiyorum. Nežinau, bet irgi negalėjai papasakoti smulkmenų. Atrodo, Feritas turi svečių ir jie gamina jiems vakarienę. Misafirim mi varmış neymiş onlara yemek yapacak herhalde ben de anlamadım. Kız, benim Mano sesė šaunuolė. Pagaliau jai pasisekė. kedi oğluna bir fare Einu miegoti. Ryte kartu išpešėme šios informaciją. yarın sabah birlikte sıkıştırırız. Hadi iyi geceler. Labanakt. Nazlı abla. Nazli, nepasilgsti mamos? Çok özlüyorum. Labai pasilgstu tėvų, o jie manęs. Ama benim istediğim okul... Bet universiteto, kuriame norėjau studijuoti, nėra visuose miestuose. Todėl mums teko išsiskirti. Dayı. Dėdė, teta Nazli lanko maisto gamybos mokyklą, bet ji ir taip labai skaniai gamina. Manau, gali nebelankyti. Teşekkür ederim. Ačiū už komplimentą. Ama Bet kad galėčiau dirbti norimą darbą, neužtenka vien skaniai gaminti. Noriu tapti profesionale. profesyonel çalışmak başka bir şey. Size afiyet olsun. Jums skanaus. Ben artık Man kalkayım. metas. Mutfağı Sutvarkysiu virtuvę ir važiuosiu. Pabūk dar šiek tiek. Pasakyk, ką nors. Bulut yapacak işte. Tikriausiai turi reikalų bulutai. Kitą kartą turi reikalų? Manau, neturi. İşim yok. Neturiu, bet Matai, neturi. Dar šiek tiek pabūk. Pažiūrėkim filmą. Olur izle. Gerai. Mudu su Nazli išrinksim kokį. Žiūrėkime vasaros kino teatre. Yazlık sinema. kur yra vasaros kino teatras? Bir şey mi oldu Bulut? Kas nutiko? Tuvalete gideceğim. Eisiu į tualetą. Hayır. tabii. Ne, nueisiu pats. Nebesu kūdikis, aš jau užaugau. Tu teisus. Ben yokken Nazlı Kol manęs gelir. nebus, neliūdink Nazli.
Çok sevimli. Labai mielas berniukas. Jo mamai pasisekė. Evet öyle. Taip tiesa, labai subrendęs. Benden daha çok şey Nebejoju, kad jis žino daugiau už mane. Atsigimė į mane. Pasakoja, kad vaikystėje buvo toks pats. Sunku patikėti, kad kažkada būtė vaikas. Annem de öyle söylüyor. Mano mama sako tą patį. Jai sunku prisiminti mano vaikystę. O aš buvau tikras vaikas. Laipiodavau medžiais ir nuolat susikruvindavau kelius. Yemek yap. O nuo kada pamėgai gaminti maistą? Annem Mano mama labai skaniai gamindavo. yapardı. Man labai patikdavo ją stebėti. Yemek bile keyifli. Todėl beveik neišeidavau iš virtuvės. Yanından ayrılmazdım. Kartu minkydavom Bir zaman tešlą, içerdim. o paskui tai tapo mano hobiu. Sonra arkası geldi. Hobim oldu. Meslek olarak Bet seçmek. pasirinkti tai savo profesiją daug rimtesnis žingsnis. Ne visai taip. Kai darai tai, ką mėgsti, tampa nebe darbo, o malonumu. Bent man taip. Bet to gaunu už tai pinigus, ko dar galėčiau norėti. Bir de üzerine para kazanıyorum. Daha ne olsun? İşle hobi. Manau, nereikia painioti darbo su hobiu. Sonra da okudu da... Pažaiskim stalo žaidimą. Mielasis, jau vėlu. Sutvarkysiu virtuvę ir važiuosiu. İyi geceler. Labanakt. Tarık bir Netrukus atvažiuos Tarikas. Bulut'u bırakır. Veždamas Bulutą namo, jis nuveš ir jūs. Gerek yok. Nereikia, ačiū. Iki pasimatymo, bulatai. Görüşürüz Nazlı. Iki. Hadi koş topla. Nagi, bėg susirink daiktus. Küçük maymun. Beždžioniukas. Anlat bakalım. Nagi, pasakok, ką tik laiko veikite? Duş anlattım ya. Juk pasakoju, atvažiavo viršininko sūnėnas. Iškipiau jam sausainių ir daviau su pienu, jam labai patiko. Labai mielas, garbanotais plaukais ir putliais kruostais. Paprašė, kad pasilikčiau ilgiau. Tad sutikau ir nepastebėjau, kaip prabėgo laikas. Geçti anlamadım. Değiştirme. Nemanyk, kad patikėsiu, jog visą tą laiką kepėt sausainius. Ką dar veikėt? Žiūrėjom filmą? Filmą? Çizgi Animacinį filmą. O kazma Tavo pasipūtęs viršininkas žiūrėjo animacinį filmą? çocuğa karşı hiç öyle Būdamas su vaiku, jis labai pasikeičia. Tampa labai mielas ir rūpestingas. Bayağı şaşırdım. Bakıyorum artık gıcık olmuyoruz. Matau, kad jis savęs nebeerzina. İnceden bir hoş. Netgi atrodo, kad pradėjo šiek tiek patikti. Neprisigalvok nesąmonių. Tiesiog sakau, kad jis labai gražiai elgėsi su savo sūnėnu. Allah bozmasın. Ben anlarım. Manęs neapgausi. Viską suprantu. Gitme kal diyen çok. Gaila, kad pasilikti paprašė ne jis, o berniukas. Fatoş sen Visai išprotėjai. ben çay koyayım. Užkaisiu arbatos. Niye meyve getirdin ki ben çay? Kodėl atnešiai vaisių? Norėjau arbatos. Bėk, bėk. Ay yemin ederim. Negaliu patikėti, jie puošiasi. Atrodai laiminga. Artık dün gece ne yaşandı? Įdomu, kas įvyko vakar vakare. Oho, net neįsivaizduoju, kiek daug visko įvyko. Nori papasakosiu? Ruošiau vakarienę, padengiau stalą. Buvo neįtikėtinas vakaras, nes įprastai nedarau tokių dalykų. Liaukis, papasakok mums tiesą. Futošiau šiauk ją, nes nesusivaldysiu. Mieloji, eik ruošti namų darbų. Ay Fatoş ablacığım sen... Jei nors vieną dieną manęs nepaerzinsi, nenurimsi, tiesa? falan da Net vasaros kursuose man linksmiau nei su jumis. ortamdan daha eğlenceli zaten kalmadım size. Biz de seni çok Ir mes tave mylim. Sen rahat Dabar gali ramiai puoštis. Ką vilksiesi? Dėl dievo, ką čia paistai? Tiesiog pasitepiau lūpdažių, nes lūpos sutrukinėjo. Mieloji, juokauju. Meilė puošia žmogų. Negaliu patikėti, kad praleidau tokią galimybę. Pameni, sakiau, kad to vasaro vakarėlio metu vienas gražuolis man davė savo kortelę. Noriu jam paskambinti, bet neberandu kortelės. Todėl vertink, ką turi. Eik iš kambario, Fatošė. Apsivilk šios marškinius labai gražus. Nenoriu vilkis pati. Kokia tu bjauri. İyice Asuman'a benziyor. Per daug supanašiai su mane? Dieve mano.
Aman ne? Oho, kaip įdomu. Bayatlayabilecek. Atvirai nepalikite maisto, kuris gali pasenti. Sensin Bayat. Pats tu pasenęs. Elime sağlık. Labai skanu. Evime Noriu, kad mano namai atrodytų taip pat, kaip anksčiau. Ya sen iş... Toks užsėmęs vyras, o užsima tokiais niekniekiais. Şimdi eski halim. Visai kaip anksčiau. Ortak. Partneriai. Girdėjau, tavo namų vyrėja galėtų rungti su aukščiausio lygio viešbučių šefais. Çocuktan alabilir. Vaikai geriausi informatoriai. Jis sumaitino mano sūnui salotą su varškės sūriu, o tai neįtikėtina. O be to, Bulutui labai patiko ta mergina. İşin başından aşağı. Turiu labai daug darbo. Rytoj skrenda Nakatanis ir reikės su juo aptarti daugybę temų. Labai patinki tam Japonui. Daugybė įmonių rungtyniauja ir pateikia jam puikiausius pasiūlymus, bet jis toliau dirba su mumis. Bizi tercih ediyor. O beni sevdiği Jis taip elgesi ne todėl, kad jam patinku, o todėl, kad su mumis dirba pelningai ir nieko nerizikuodamas. Žinau. Su Nakataniu mes neturime jokių rūpesčių. Didžiausi tavo gyvenimo rūpesčiai su namų darbuotojais. Džiaugiuosi, kad pagaliau radai pastovią vyrėją. sürekli kalması. Ar ji dirbs, pastoviai priklausys nuo jos darbo kokybės. Şimdi yeğenime Ką daryti, jei, nors ir puikiai sutarė su mano sūnėnu, jie ėmė laužyti namų taisyklės. Merginai bus labai sunku, visi tą žino. Svarbiausia, kad jis skaniai gamina. Bana bak. Yemekler güzel ha. Labai skaniai. Taip, Yemekler güzel. skaniai. İnanamıyorum. Gal išprotėjai? Ay abla aşk olsun Negaliu sana patikėti. ya. Užuot apsidžiaugusi, kad aplankiau, žiūri kaip į vaiduoklį. Kas baisaus, kad užsukau? Geldiysen ne olmuş? Kızım burası... Negali tiesiog užsukti čia eidama pro šalį, apsidairyk. Čia darbo vieta. Bet to, jei norėjai atvažiuoti, kodėl ryte nevažiavai kartu? Ayrıca o kadar gelmek istiyorsan niye sabah benimle gelmedin? Sonradan karar Nusprendžiau verdim vėliau. gelmeye. Hem ben sana Jei hiç būčiau haber pasakiusi, kad noriu važiuoti kartu, tikrai nebūtum leidusi. verirdin, değil mi? Asuman. Neerzink manęs. Ay tamam. Gerai, netrukus važiuosiu ir daugiau niekada nebeteisiu. Gelmem bir daha da. Ama bir bakalım. Pažiūrėkime, kas tas ponas Feritas ir kaip jis gyvena. Kızım otursana Sėskis. şurada. Vay. Oho, Bizim Ferit. ponui Feritui patinka plokštelės. Asuman sakın. Nemėgink liesti. Sakın. Yemedik Ferit. Nebijok, nesuvalgysiu. Efendim Fatoş. Klausau, Fatoše. Atspėk, kieno draugas Enginas. Kas tas Enginas? Ferit Bey ne? Atrodo, čia pono Ferito mėgamasis. Manzaraya bak. Nieko savo vaizdelis. Ay Fatoş gerçekten uğraşıyorum. Fatoše, neturiu tam laiko. Jei nepapasakosiu, sproksiu. 2 minutės paklausyk. Aman işte ben de öyle oldum. Ta sužinojusi, pabijojau jam skambinti. Enginas ir aš, Feritas ir tu. Nenoriu visko supainioti. Nesijaudink, nieko nesupainiosi. Gali ramia sąžinė susitikinėti su Enginu. Aš jums netrukdysiu, nes ponas Feritas šiandien tikrai mane atleis. Asuman, kur tu? Asuman, tu viršuje? Ay Asuman geldi. Niekaip negaliu įsiųsti Asumanės. Ay ne bileyim. Nežinau. Fatoş ben... Vėliau tau paskambinsiu, reikia ją surasti, kol vėl ko nors neiškriti.
Ne yapıyorsun Ką čia sen veiki? burada? Tuvalete Atėjau į tualetą. Nejaugi ir tai draudžiama? Galėjai paklausti, tas vyras labai pedantiškas. Nekelt man rūpešių. Tuvaleti bulamadım. Ha, ben de yukarı çıktım. Apačioje neradau tualeto, todėl užlipau į viršų. İşine gelse bulurdun. Nenorėjai rasti, todėl ir neradai. Atrodo, kad padariau nusikaltimą. Eik. Akşam ben... Vakare grįšiu šiek tiek vėliau, pameni Nečlą. Šį vakarą Blendauto klube jis švęs gimtadienį, tad kvieti ir mane. Raktą turiu, nesijaudink. Ah Suma. Nuolat mane stebini. Kai taip sklandžiai keiti temas. Esi pati nuostabiausia sesė pasaulyje, beprotė. Sen... Gali duoti šiek tiek pinigų, noriu nupirkti Nečlai dovaną. Küçük tatlı bir hediye alsam. Niye geldin? Dabar supratau, kodėl užsukai. Ah Suma. Na, kas su mane. Ak, Bak sana söz veriyorum. Bir şekilde... Prižadu, kad gausiu tau tą plokštelę. Nežinau iš kur, bet rasiu. Būsiu labai laimingas. Ponai, šį vakarą važiuosiu į Blendautą. Gal norite prisidėti? Luktel, kas tai yra? Nejaugi kiekvieną dieną atidaro naują klubą? Ar man tik taip atrodo? Ten klubas, kur moterys medžioja turtingus vyrus. Ką tu ten veiksi? Aš ir esu turtingas vyras, tad noriu, kad moteris mane sumedžiotų. Juokauju. Iš Ankaros atvažiuos 2 investuotojai ir panoro susitikti ten. Manau, kad iš investuotojų besilankančių tokiose vietose naudos nebus. Negaišk laiko. O man įdomu pamatyti tą klubą. Trumpam užsuksiu, ko nors išgersiu ir paspruksiu. Bakma öyle fotoğraf. nežiūrėk taip. Mane iš tiesų gazdina nepastojus esu manęs nuotaikos. Žinai, kad šį vakarą jis su Nedžala ketina eiti į Blendautą, žinau. Iš kur turi tiek pinigų, kad vaikšto po barus? Ir dar Blendautą. Beni tırtıkladı. Išprašė iš manęs. Manai, tų pinigų užteks tokiam klubui? Kalk. Stokis. Kalk. Stokis. Kas darosi? Ta mergina elgesi labai keistai. Reikia išsiaiškinti, su kuo jie leidžia laiką. Takip edelim. Siūlai ją pasiekti? Edelim. Puikiai mintis. Edelim. Važiuojam. Biz de hava alalım. Bet tu pačios prasiblaškysi, man atsibodo sėdėti namuose. Žinoma, pakeisim aplinką ir sutiksim naujų žmonių. Kodėl su manė linksminasi mes ne? Paskubėkim. Bet tave paruošiu aš. Esame pasiruošusios, važiuojame. Manai, tokiais drabužiais tave įleis į Blendautą? Nesi var O ya? kuo jie blogi? Tamam güzel. Gal ir neblogi. Bet taip apsirengusios tavęs neįleis net į klubo sodą.